Nu, tai aš iš ties džiaugiuosi, kad šį kartą apsijungė du dalykai. Paroda mano knyga, jinai turėjo visą tai pasirodyti 2012 metais, taip atsitiko, kad nepasirodė. 2012 metais taip turėjo pasirodyti mano filmas apie liaudies mediciną. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad jeigu šiandien nenumirsite, tai visą pasižiūrėsite. Premjera jau buvo Maskvoje. Labai įdomi konferencija apie gyvūnus. Ir iš ties kažkaip tai džiaugiuosi, kad jisai praslydo taip labai gražiai. Iš tikrųjų jis labai yra ilgas, 80 minučių. Pirma dalis yra apie augalus ir gydymą prie šventų šaltinių, šventų paveikslų. Antra dalis yra apie magiją ir burtus. Tai tikiuosi, kad kaip čia mano šnekų galbūt bus mažiau, galbūt įdomiau iš tikrųjų bus pasižiūrėti tą filmą, kur tikiuosi, kad jis kokiam birželio mėnesį jau pasirodys visame gražume ir kol kas tik tai tokį turiu darbinį variantą. Nu, ką kalbėti apie burtininkus pamiršau ir galų galia čia taip atsitiko, kad ištryniau savo kai kurios failus ir dabar negalėsiu jums tą eigą, kurią aš buvau pristatinėjau Vilniui šią knygą parodyti, nu, bet tiek to žodžiu, kažkaip tai vis tiek mes vieną kitą istoriją apie tos burtininkus sužinosim. Kur čia dabar tą mygtuką paspausti? Tai va, tai iš ties, žodžiu, taip jau atsitiko, kad iš tikrųjų aš norėčiau prisiminti pirmiausia tą tokią pradžią ir prisiminti žmogų, kuris iš tikrųjų buvo pradininkas mano ekspedicijų. Tai jeigu neskaityti mano močiutės, su kuria ant pečiaus tokio gulėdami ir jinai sekdavo pasakas ir, žodžiu, visokias įdomias istorijas, jinai tikrai buvo nepaprastai įdomi moteris, mokėjo tenai kelias kalbas tais laikais ir buvo tokia liaudies medicinos gera žinovė. Ir tos kažkaip tai pasakos nuplaukė į antrą man planą ir tais metais, kai aš neįstojau į universitetą studijuoti, mano draugė mokėsi dailės akademijoje ir sako, nu ką tu čia, sako, dabar liūdėsi neįstojusi, sako, ateik pas mus į ansamblį dainuoti. Ir taip aš susipažinau su savo pirmoju mokytoju, šiemet iškeliavusi Dausas, Jonu Trinkūnu, kuris ir buvo to mano kelio pradžia. Ir pirmą ekspediciją, kurią aš padariau ansambliui, tai buvo į Salaką, mano senelės gyvenamas apylinkės. Ir aš labai nustebau, kaip mano atminty pradėjo gyti visos atgimti visos pasakos, visos istorijos, kurios man senelė pasakojo ir tarsi jos buvo nuplaukusios. Ir šitas toksai, ta veikla, tokia ekspedicinė, be abejo, jinai prasidėjo labai taip gražiai, įdomiai ir be abejo turėti tokį mokytoją kaip Joną buvo be galo gerai. Ir svarbiausia atsivėrė, man pradėjo vertis visai kiti dar dalykai, bet to, ką mes ten rinkom dainas arba, sakykime, šiaip kažkokias tai dalykus, kurie mums tiko ansambliui, tai mes be abejo pradėjom susipažinti su šventvietėm, vakarais tenai kur nors dainuodavom rezistencinės dainas ir tai irgi labai magija ir taip po truputį įsitraukiau. Ir kažkaip aš visą laiką galvoju, koks tas Dievo mintis, kokia jinai įdomi, kad, žodžiu, man uždarė visus kelius kitur, aš turėjau būti genetikė, mes buvom superinė su draugė genetikė, žodžiu. Ten dalyvaudavom visokiose SMDs ir ten padarėm trim šitiem studentam magistrinius darbus, nes labai reikalauja genetika daug didelio kiekio bandymų. Bet kai man reikėjo rašyti ir draugiai diplominį, mano štamas bacilis, jisai sugedo. Ir ką bedarė mano vadovas, jis važiavo į Maskvą, vežė naują štamą. Mes ten visą laboratoriją mūsų, mes nieko negalėjom padaryti, mes iš piršo išlaužėm savo diplominį darbą. Tada, žodžiu, aš nuvėjau dirbti į mokyklą, pabaigusi. Ir tenai, žodžiu, vėl kažkaip tai man nebuvo lemta tapti mokytoja, nors aš buvau labai gera mokytoja ir vaikai labai mylėjo, bet pagrindinė veikla, kuo aš užsimėjau, dėl ko mane labai mylėjo, nes aš ekspedicijas organizuodavau vaikams. Aš ekspedicijose dalyvavau be galo daug žmonių ir, sakykime, vėliau jau
atėjus dirbti, važiuodavo ekspedicijas apie 70 vaikų. Ir, žodžiu, būdavo labai įdomus dalykas, nes mums buvom sugalvoję nepaprastai įdomią programą, sakykime, vaikai, kurie būdavo su chemijos mokytojai, tyrinėdavo vandenį, įrinkdavo žinias apie vandenį, apie rasą. Mes tyrinėjom čia netoli esantį Saldutiškio šventą šaltinį ir, žodžiu, mokytoja, kaip chemijos sakė, nu va, matot rytą, kas yra šventumas? Nieko, bet visas vanduo yra absoliutus azotas, žodžiu, o kadangi visą laiką pas mus, kur tik šventas daiktas, tai ant viršaus pastatyta buvo šita ferma ir, aišku, visas tas šitas. Bet bobutės iki šiol dienų gedė tą, žodžiu, nešventą, čia šventą vandenį ir gyja kažkaip stebuklingai. Vėliau, kas su biologijos mokytojomis rinkdavom augalus, žolytės ir taip, žodžiu, iš tikro būdavo nepaprastai įdomu. Tai buvo antra tokia veikla, kur aš visiems, kas nenorėjo, kas netingėjo, važiuodavom kartu ekspedicijas. Nu ir vėliau, kai aš sakau, visą laiką man taip įdomiai, žodžiu, teko dirbti visose šventose vietose. Tai pirma mano darbo vieta tai buvo prie Aušros vartų, ten, kur stovėjo vienuolio mokykloje, stovėjo ten šventas ąžuolas ir tekėjo šventieji Vingrių šaltiniai. Vėliau aš patekau į botanikos institutą ir Lizdeikos šventykloje darbavausi. Nu, paskui galų gale atsikeiliau į Šventaragio slėnį. Ir matyt, ta dvasia tokia kažkaip tai vis dėlto veikia, mes norim ar nenorim. Ir kai amžinatilsį taip pat mano mokytojas Vėlius pasiūlė man kartu su Vytautu Musteikiu, buvo tokie iniciatoriai tyrinėti man liaudies mediciną, kadangi biologiją baigusi. Tai štai taip kažkaip tai aš nuvėjau į tą pirmą ekspediciją, Mištūnuose jinai buvo, ir pagalvojau, nu ką, aš dabar čia apie tas ramunėlės ir krapus rinksiu, žodžiu, viskas ten aišku, su jais ramunėlės, ten nuo to, reikia kažkaip tai visą tą dalyką plėsti. Ir matyti jau tokia vieta būna, nes aš nežinau, visą laiką aš patenku į kažkokią tokią vietą, kur kas nors būna. Tai štai toje vietoje, kur aš patekau, buvo garsusis visoje apylinkėje burtininkas Galinis. Ir nuo to Galinio prasidėjo visa istorija, žodžiu. Aš po truputį pradėjau, užsikabinau, kas tie burtininkai iš vis buvo. Nu ir tai viena yra didžiausių mano galbūt tų knygos privalumų, kad iš tikrųjų yra galima čia pamatyti bent 3 mažiausiai burtininkų portretų, apie kurios pasakoja skirtingai, nu kokie po 10, po 20 žmonių. Ir tas toksai mozaikinis paveikslas leidžia susikurti tokį įdomų vaizdą apie tos žmonės, kurie iš tikro buvo vadinami burtininkais, kad tikrai buvo nepaprastai įdomu. Tai štai tas Galinis, čia mes matome nuotrauką. Tai man pasisekė antroje ekspedicijoje, kada Vilma Mulevičiūtė Ukmergės kultūros skyriaus darbuotoja sugalvojo ekspedicijas daryti labiausiai aprašytoje raganų deginimo vietoje Ukmergės rajone. Tai štai mes apėjom su ją visą rajoną ir galbūt, kadangi čia nuotrauka šita yra iš Ukmergės rajonų ir tenai lygiai taip pat, kaip ir Mištūnuose, aš pradėjau klausinėti apie tos burtininkus ir staiga visas rajonas pradėjo kalbėti apie burtininką Višniauską, kuris buvo velnių prieėdės visokių. Na ir išaiškėjo, kad tas burtininkas Višniauskas pasak žmonių buvo Kanavols. O Kanavols tai yra, nu, veterinarius liaudiškai tariant. Jis sakydavo žmonės, jis romydavo ten arklius, rikus, kiaulės ir visa kita. Tačiau, žodžiu, jisai vis dėlto turėjo tam tikrų savybių, kur vien tik tai veterinarijai negalima buvo paaiškinti. Nu, sakykim, sakydavo, kad jeigu jisai supykdavom su kokiu kaimynu, ar šiaip kažkas atsitikdavo, tai vat kaip ir Jonas pasakojus, matyt jau patyręs buvo, gal buvo net pas patį burtininką Višniauską patekė, žodžiu, pakabindavo, dėdam pakakliai gaidžio tokius, vat, kur tokia neskiauterė, kaip čia pačio vadina, tos kukulus. Ir, žodžiu, tas žmogus jausdavo, kad tie kukulai, visi matydavo, kad jis su tais kukulais, o ką su jais daryti, nieko nežino. Nu ir vaikščiodavo, pakol neatleisdavo jam tas Višniauskas. Mergos jo bijojo kaip ugnies, kadangi, žodžiu, sakydavo, kad apsisaugot nuo burtininkų reikia laikyti arba pažastį, arba šiaip kur nors špygą. Tai jos vaikščiodavo kur nors su špygom, o Višniauskas sakydavo, tai ką ten sako laikote, kokią ten paukštytę laikote. Nu ir jeigu jau sakydavo, kokia mandra buvo merga, tai jisai padarydavo kažką, kaip vienas dėdukas sako, šuk, 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 ir
žodžiu, sijonas nupuola. Nu, tais laikais tai netokia baisi tragedija būdavo mergom, nes dar jos likdavo patinis sijonas, bet vat vyram, kai nupuldavo šniurelės, nes buvo toksai Babkauskas Trakų apylinkėse, tai tada būdavo jau prastai, nes jau dėdas stovėdavo su visu savo grožiu pastatytas. Tai taip, kad va tas šuk būdavo iš tikro įdomu. Tai štai va, vaikščiant po to Nuotekų kaimą, ten buvo dar tokie garsus burtininkai Karklai, kurie irgi, žodžiu, tenai darydavo visokių šposų ir visokių dalykų. Užėjom jau galų galiai paskutinę moteriškę, Ukmergės rajonas turi labai tokį specifiškumą. Jeigu, sakykim, kokioje Dzūkijoje tu ateini pas vieną bobutę ir tu gali daugiau niekur neiti. Tai Ukmergės rajonas yra skirtingi, tu turi ateiti 1000 bobutį, kad ką nors surasti. Ir mes jau, žodžiu, apėjom visą Nuotekų kaimą, nieko daugiau apie tą Višniauską nesužinojom pačiam kaime, o mes viską užrašėm aplinkui. Nu, jau beįdamos užėjom galų gale, aš visą laiką sakau, nu, vat, jeigu kur nors neužeini, tai ko nors ir negauni. Ir užėjom, sako, pas tokia jauna gana moteriškė, sako, va čia pas jūs toksai burtininkas gyveno, gal žinot, ką jisai ten ką, tai sako, žinau, aš jau net nuotrauką turiu. Tai va štai mes matome tikro burtininko nuotrauką, kaip jis atrodo. Ne šiaip jau prastas vyras, šiaip netgi pasakyčiau gražus, ypač ūsai ir batai lakierkiniai tokie. Tai va taip pavyko, žodžiu, pamatyti. Burtininkas Galinės irgi labai nepaprastai įdomus jo toksai vaizdas ir portretas. Ir čia, kai kalba žmonės apie burtininkus, mes, aišku, galim kalbėti tai, kas yra surinkta, tai siekia maždaug 18, 19, 20 amžių, mes galim kalbėti apie tai, kad burtininkais vadino be abejo žmonės žiniais ir astronomais vadino. Bet vėliau, žodžiu, matyti, ta burtininkų savokė buvo labai įdomi. Tai vis dėlto tie žmonės buvo kažkokie šiek tiek biškiai atsiskyrę ir visą laiką jų be abejo bijojo. Tačiau va tame mūsų amžiuje atskirti, kas iš tikro, kuo tas burtininkas buvo, yra ne taip paprasta. Ir galbūt iš tikro tai nebuvo tokia, kaip mes dabar įsivaizduojam, tie gydytojai labai siauros specializacijos. Ten nervų gydytojas, tenai akių gydytojas ar ką. Matyt, vis dėlto jie buvo labai tokio įvairaus tipo žmonės ir galbūt juodąją magiją iš tikro užsiminėdavo nepaprastai toks nedidelis kiekis žmonių. Ir šičia yra, kaip aš sakau, ne burtų vadovėlis, o tiesiog sugebėjimas arba tiesiog žmonių tokia patirtis, kokie tie žmonės iš viso buvo, o ne tai, kaip konkrečiai padaryti kažkokį tai burtą ar dar ką nors. Tai štai tas Galinės gyveno šiek tiek nutolęs nuo kaimo. Jisai buvo, žodžiu, keistokas, nes vaikščiodavo su šinėliu, kai tais laikais aš įsivaizduoju, jau gal tie šinėliai buvo beveik išėję iš mados. Jisai buvo, žodžiu, toksai, namas jo buvo toksai irgi keistokas, nes buvo kažkokia dalis aptverta šatrom, kai sakė, ir ten už tų šatrų buvo visi gyvuliai, ten karvės, šitie, nu tais laikais jau matyti irgi buvo keistoka, vidury kambario buvo pečius ir sako, nu tas Galinės tai nežinia, ko jis tai ten vieną galą įkurdavo, sako, pasikurdavo, medžio, žodžiu, nesupjaustyta, kaip malkos būna nesukapotos, o vieną galą šatros, kai sako, įsikurdavo ir, žodžiu, ten virdavo, ką jis ten valgy. Vidury kambario dar jo buvo lovys, sako, o lovy anksčiau laikydavo paprastai mėsą, tai ta, žodžiu, lovys paprastai būdavo kur nors šone, tai va tas lovys būdavo pasi vidury kambario ir ten, sako, tai pilna buteliukų pridėdavo, Dievas žino, ką turėdavo jo. Nu ir kai sakau, visą laiką, žodžiu, kaip ten baimės akys didelės ir visą laiką apie tos burtininkus niekad nesuprasi, kur ten yra tikras personažas, o kur jau eina kažkokie tai tokie archetipiniai dalykai, kur žmonės apskritai apie tos burtininkus pasakoja. Nu tai vieną kartą tokios dvi mergaitės ėjo, nusiuntė pas tą Galinį gydytis, nes jisai irgi buvo gydytojas, užkalbėtojas labai geras. Ir sako, einame mes tenai prie to Galinio, jau mama nusiuntė kažką, tai bet baisu įeiti vidų, tai mes pro langą, sako, žiūrim, ką jisai ten daro, o Galinis, sako, klupi vidury kambario, po rožančių pasiėmės ir sako, vumbalzabumė, bulbabazabumė. Tai sakė, kai mes išsigandom, kai lėkiam nuo to Galinio, sakė, nieko, ką ten mama liepė atnešti, neatnešėm. Nu jau jeigu, žodžiu, atvažiuodavo pas jį, tai sakydavo tas Galinis, prie mūsų tai nieko nedaro, sako, pasiema, nuveina, sako, naukšto, ir sako, tenai velniai kokie pradeda staukti, kai jis tai ten nueina. Ką jis tai ten daro, neaišku. Atneša, sako, tokį poką, sako, siūlais apvyniota. Tai sako, kam jis tų siūlų, sako, megztinį, sako, galima iš tų siūlų nusimegzti.
Nu ir, žodžiu, duodavo tą poką, pasakydavo kaip. Atveždavo su grandinėm surištų žmonės, žodžiu, išprotėjusius. Galinis irgi ir tokius sunkius netgi ligonius gydydavo. Na, o, sakykime, dar kuo jis pasižymėjo be to gydymo, tai viena iš tokių dalykų, ką jisai darydavo, tai pranašaudavo ateitį. Na, čia mano jau daug kas girdėjo, bet yra žmonių, kurie negirdėjo. Tokia klasikinė istorija, kuri yra be galo įdomi, man jinai pasirodė ir iš tikrųjų labai charakterizuoja tų žmonių galbūt sugebėjimus ir galės. Tai yra jau irgi pačiam gale ekspedicijos, aš jau beveik viską apie tą Gelinį kaip ir sužinojau, galvoju, nu gal jau užtenka man tų istorijų, bet patekau pas tokį deduką ir jis man sako, oi, tai Galinis, sako, mano draugas buvo. Nu, kad jie būna užkalbėtojai, ten gydytojai, dar ką nors ten su vėliais kalba, suprantama, bet kad burtininkai galėtų būti draugai, tai čia jau man buvo toks keistas dalykas. O kadangi kaimo dėdais visą laiką jie tenai visokius pokštus kviesdavo, ir va čia Joniškio apylinkės irgi toks buvo pateikėjas, kuris irgi su vėliais šnekėdavo, ten visą ką, niekad nežinai, apie ką jisai ten kalba, kur ten pradžia, kur pabaiga, kur tiesa, kur netiesa. Tai sakau, tai kaip tas draugas? Nu tai va mes sako, jeigu, žodžiu, būdavo, jisai manęs paprašo nuskusti, tai sakykime, irgi tas apibūdinimas, kas yra burtininkas, tai va to mano pateikėjo, amžinatilsį Stasio Bazio lūpomis irgi labai įdomu, sako, nu kai taip, tai sako, eina tas Galinis, tai strošnas kai velnias, o kai nuskuti, tai gražus, kaip kunigas toksai, sako. Nu ir sako, jisai man tai, sako, žmonų išrinko. Sakau, tai kaip jau jisai išrinko? Nu va, sako, sugalvoju aš ženytis su Maryte. Atvedu, sako, jau pas Galinį, nu, kad jūs man pasakytų, ar jau tinka man tą Marytę ar ne. Tai Galinis sako, nesiženyk, Stasy, tu pusę amžiaus tik savo gyvensi. Nu, dabar galvoju, nu gerai, jau pusė, tai vėl ieškau kitos, jau susirado ten kokio onutį, vėl eina pas tu Galinį ir vėl sako, nu tai jau dėdė jau viską susiradau, nesiženyk, Stasy, pusę amžiaus gyvensi. Nu ir jau aš taip įtariu, galvoju, nu gal jau jisai čia man kokius makaronus kabina. Nu, trečią jisai susirado, ten kažkokį tai vėl Zosytį. Nu ir vėl Galinis sako, nesiženyk, nu sakau, baigi dėdė, jau turbūt jūs čia juokėtės. Ir ateina jau ta, žodžiu, ketvirtoji Adalutė, va sako, šitų varlai man jisai liepė ženytis. O ta bobulka sako, taip, liepė ir sako, apsiženijau ir gerai buvo. Nu ir žodžiu, jau jie, žodžiu, Galinis sako, ženykis iki 96 metų gyvens ir apsiženijo jie būtų. Bet abudu tėvai ir vieni ir kitų nenorėjo, kad vieni kitų ženytųsi. Tai dabar vieni ėjo pas Galinį burtus daryti, kad jie išsiskirtų. Sakau, tai kaip dabar, žodžiu, draugai, o dabar burtus daro. Nu viskas, kas ateina, tam, žodžiu, ir padeda. Nu ir sako, dabar ateina, žodžiu, pas, va čia šitie Adaliutė su Stasiu, ateina dabar, žodžiu, Stasys ir sako, žiūrau, aš ant Pripečkio stovi kupkelis su arklio kanopom. Aš ir misnu, kas čia toks, ką paėmiau tų kapkelį, kap trenkiau žemyn ir sakau, ne tėvuli, kap ženijus, taip ir ženysiuos už Adaliutės. O Adaliutė sako, o man motoras sako, o mesgi 4 seserys buvom, tai sako, tai tiek Adaliutė su arbotu išgerk cukraus. Tai aš sakau, motula, jau vienu ros, kitų ros, sakai, tai kol man dabar čia su cukraus, kolgi seserimai nesiūlau cukraus, tai musėtų žvaražitas, ženysiuos, aš myliu Stasį ir apsiženijo vienu žodžiu. Apsiženijo, žodžiu, jie prieš tėvų valią, nu ir sakau, tai o ką, o kas atsitiko su Onutė, Zosytė ir visom kitom, su vyrais jų. Ir išaiškėjo, kad, žodžiu, Zosytės ten vyras žuvo kare, o Onytės ten vyras paskendo griovy, o ten Marytės, žodžiu, traktorius ten sutraiškė. Žodžiu, visi tie vyrai iš tikro to savo viso amžiaus negyveno. Nu ir ką jūs savo įsivaizduojate, žodžiu, praėjo ten po tos ekspedicijos gal 10 metų, mes su Audrium Stoniu nuvažiavom, norėjom filmuoti, nes norėjau apie raganas filmuoti, taip jam ten neišėjo mum, ir nuvažiavom pa šitą, žodžiu, bazį toliau, pasižiūrėti, kaip jisai tenai laikosi ir tą istoriją galbūt nufilmuoti. Nu ir įsivaizduoju, sėdi tas Stasys, toksai, aš palikau tą Audrių su juo kalbėti, o pati nuvėjau su bobutė pakalbėti su šitą Daliutę, o Daliutė stovi, verkė, sako, vaikeli, viskas jau po mano Stasio. Tai sakau, kas čia teta atsitiko, kaip čia ką. Nu, sako, vat, žodžiu, serga mano Stasys, mėnesis liko gyventi. Ir įsivaizduojate, iš tikro, taip mums ir nepasisekė nufilmuoti, po mėnesio jis lygiai numirė tas dėdukas, ir jam buvo lygiai 96 metai, tiek, kiek išpranašavęs buvo tas burtininkas Galinis.
Tai štai tas galinis, žodžiu, buvo dar visokių kitokių štukorius. Jisai, sakykime, man labai patiko viena istorija, toksai Adomonis pasakojo, kai jisai atėjo pas tą, žodžiu, bazį, nu ir jisai sako, nu tai tas tako, tai yra pas galinis, sako, nu tas galinis tai buvo štukorius. Sako, paima, sako, nu, sako, kiek kortas, laikyk. Nu, sako, jau laikai ten suspaudęs, tim kažkas. Tik sako, nu iššok Čirvavas karalius, o kadangi sako, nu jau jisai buvo Čirvavas. Ir sako, tą kortą tik frrr, ir iššoksta, sako, ir klumpenin krenta. Ir sako, aš ir taip, kokių ten gumelių tas galinis turėjo, nu niekaip, žodžiu, neišėjo, neišsiaiškino. O paskui ir sako, nu, broniau, ar nori pakalbėti su savo sielu? Aš ir misnu, tai ko man ten per daug žinot, nenoriu, sako, žodžiu, su savo siela. Bronis taip ir nesugalvojo, nenorėjo pasikalbėti. Tai štai, va, toks buvo galinis. Na, dar įdomus toks vienas burtininkas, kuris irgi turėjo, nu, iš tikro tie burtininkai, tai jie užkalbėdavo, gydydavo, pranašaudavo, tai vienas iš tokių gyveno prie pat Vilniaus ir kažkur Antakalnio rajone. Aš taip ir niekaip neįsiaiškinau, man pasakė ir gatvė, ir visa ką. Jis gyveno gana ilgai, dar apie 60 metus buvo gyvas. Tai pasėjo irgi be galo daug žmonių, buvo Savickis, jis buvo be galo didelis gydytojas geras. Na ir iš Baltarusijos pas jį atvažiavo toks Lingė. Nu ir jisai dažnai ten važiavo, jisai padėjo ir paskui kitą kartą sugalvojo, žodžiu, jisai su savo draugais atvažiuos pas jį. Nu ir, žodžiu, važiavo pas jį. Nu ir vienas, žodžiu, iš tų draugų ir galvoja, ai, gal čia tas Savickis, žodžiu, gal ką žino, gal nežino, gal padės, gal nepadės, o pinigus tai paims. Nu ir, žodžiu, nutarė tos pinigus ten pasidėti. Ir dabar ateina pas Savickį ir sako, nu tave tai gydysiu, o tu tai sako, pinigų gaili, tai eik, tai sako, jam kai paėmė tryda, tai sakė ir išbėgo, sakė, nieko nenorėjo daugiau. Na ir tas Savickis, žodžiu, iš tikro ieškodavo šituos dingusius žmonės, tai jisai sakydavo, kad ir labai dažnai būna, kad žodžiu, tie burtininkai naudodavo, kaip nekeista, ir užbūrimui, ir pamatymui, tai būdavo naudojama stiklinė, į kurią įdėdavo žiedą. Ir jisai įdėdavo tą žiedą to žmogaus, kuris ieško arba žmogaus, ar šiaip, ir žiūrėdavo į tą stiklinę ir viską pasakodavo. Tai buvo labai įdomu, kai jisai pasako, kad viena mergaitė nuskendusios niekaip nerado. Ir jis pasakė, kad va tokioj minutėj, tokioj dienoj bus va tokia diena, žodžiu. Ir toj dienoj, toj minutėj ežeras matysis iki pat dugno. Va, sako, plaukit toj dienoj ir sako, rasi tą mergaitę. Ir sakė, tą mergaitę va tiesiog tuo metu ir surado. Tai va tokie buvo tie burtininkai. Nu, tokioj kaimo tradicijoje be abejo tie burtininkai, kaip buvo tos žinios perdodamos. Tai kaip ir užkalbėtojai, tos žinios buvo perdodamos, žodžiu, vienas kitam. Nu ir įdomu, vat, Pelėsos apylinkėse Baltarusijoje tokia labai šviesi ir lietuvybės saugotoja Marija Kropienė. Pasirodo jos senelis, Selila, žodžiu, norėjo išmokti iš burtininko burtininkauti. Ir papasakojo nepaprastai įdomų istoriją, kaipgi jie, žodžiu, kaip buvo perdodamas tas burtininkas. Tai, žodžiu, tas burtininkas Selilai liepė ateiti į mišką, vidurį miško, mes žinom, kad ir visokie kitokie dalykai, pejoninės miške vyksta ir paparčio žiedas žydį ir visą ką, tai žodžiu, miške 12 valandą, jie turėjo vienas eiti iš šiaurės pusės, kitas turėjo iš vakarų pusės ir jau burtininkas eidamas sakė, nu, liepė, žodžiu, sakyti jau tam Selilai žodžius. Nu, atsižadu ten šventosios ten dvasios, atsižadu ten Švento Antano. Nu, vienu žodžiu, ir turėjo eiti abudu į kryžkelę, link kryžkelės. Nu ir eidavo, ėjo, žodžiu, ten kas žingsnis turėdavo atsižadėti ko nors. Ten atsižadu to. Nu ir jau sako, tas jau senelis Selila sako, nu jau netoli jau kryžkelė, sako, ir dabar jau tas burtininkas sako, atsižadu Dievo. Tai sako, kai man pasistojo piestų plaukai, tai sako, trenkiau aš ir sako, nenoriu, aš jau geriau jau tų burtininkų būt, sako, geriau jau man nieko tenai nereikia. Ir taip, žodžiu, jisai netapo burtininku. Va šita moteriškė papasakojo irgi tokia labai įdomią istoriją, kaip, sakykime, žmonės, kaip yra ta riba tarp šio ir to pasaulio
tokia, žodžiu, tokia plona. Ir be šitos istorijos aš prisiminiau dar vieną istoriją, kaip į žmogų buvo įlindęs velnias. Nu ir tas žmogus numirė, tas velnias išėjo iš to žmogaus ir, žodžiu, sėdi pušelėje, tą žmogų veža į kapinės laidoti, o kitas žmogus, žodžiu, žinojo, kad tenai pas jį velnias buvo ir jisai sako, iš smalsumo ežere plaukia ir vis žiūri, kur ten jau tą žmogų laidos, kaip tenai bus, nes paprastai laidotuvės burtininkų būdavo ten su visokiais vėjais ir audrom ir visą kitą. Nu ir sako, staiga, sako, jisai pamatė tą velnę, žodžiu, kad jisai sėdi pušeliai. Pradėjo žegnotis, kad ten jo į jį neįlystų tas velnės, o velnės ir juokėsi, sako, aha, sako, jisai galvoja, kad čia, žodžiu, aš neįlysiu, sako, aš jau jo viduj, sako, jisai dar ten žegnojasi ir įlindo į tą žmogų velnės. Tai va šita močiutė irgi papasakojo įdomią istoriją, kaip viena jos tenai kaimynė irgi labai vienai gyveno ir pradėjo galvoti, kaip čia jai prasigyventi, kad jai kokios jėgos padėtų tų turtų prinešti. Nu ir sako, vienas jo burtininkas sako, aš tau pasakysiu, ką reikia daryti. Nu ir sako, vieną vakarą, sako, žiūriu prie lango ponaitis, už lango, sako. Nu ir sako, liepia man tas ponaitis padėti ant pripečkio puodelį. Nu, sako, padėjau tą puodelį. Nu ir sako, pradėjo tas puodelis virti. Ugnies nėra, o puodelis verda. Nu ir sako, liepia ten dar kažko tai dėti, ten to ir tie dėti, bet sako, man koks tai tarimas, tai kaip čia dabar, ugnies nėra, nieko nėra, o puodelis verda. Nu ir, žodžiu, jau liepia tą vandenį išgerti, tą verdantį. Nu ir sako, ta moteriškė, aš taip įsigandau, mečiau. Tai kai metė to, žodžiu, tą vandenį ir neišgėrė, tai sakė, kaip suėmė pilvo skausmai, tai ne ten raitės ir šoko, bet ir šaukėsi ir visako, bet šiaip netaip liko gyva, bet vos žodžiu, nenumirė. Tai štai tie perdavimai tų burtų buvo visokių ir burtininkai, kai aš sakau, buvo toksai, žodžiu, garbės kodeksas. Sakydavo, kad jeigu tu moki užburti, tai tu turi būtinai mokėti ir atburti. Nu ir vienas kitą burtininkai bandydavo paprastai, tradiciškai jie bandydavo kokioj nors karčiamoj. Susirenka burtininkai, 2 arba 3 ir sako, nu tu padaryk sūrį juodą, padaro burtininkas, dabar daryk, sūris atsidaro į baltą. Kitam jau sako, nu tu padaryk dabar juodą, padaro, o tu sako dabar daryk, daro. O trečias padarė ir nedarė. Tai tie 2 primušė tą trečią, sako, aha, tai sako, tu tiek žmonių pagadinsi, sako, jeigu moki padaryti, tai išmok ir daryti. Tai vat, žodžiu, tokie dalykai buvo. Dar vienas dalykas, ką jie mokėdavo, ką jie, žodžiu, mokėsi, tai, sakykim, irgi visokius, tokius, šiais laikais sakytume, fokusus išdarinėti. Tai man čia šitas irgi dalykas labai toks, įdomus, jis aišku sunkiai paaiškinamas ir nežinia kaip, bet, žodžiu, kadangi susitikdavo per vestuves skirtingos giminės, skirtingi kaimai, tai visą laiką stengdavosi, žodžiu, ir vieni ir kiti vestuves pakvies būtinai burtininką. Ir būdavo, jeigu nepakviečia burtininką kokio nors, tai, žodžiu, būdavo tada ten bėda tom vestuvėm, nes, pavyzdžiui, arkliai neįdavo, arba stodavo piestų, arba dar kas nors atsitikdavo. Nu ir, sakykime, irgi giminė žiūrėdavo, kurių burtininkas yra didesnis. Tai pasakoja, kad vieną kartą važiavo vestuvių burtininkas, o kitos giminės jau nepakvietė burtininkas. Ir tas, sako, žiūri per langą, ir jau nori kažką vestuvėm padaryti. O jau tos giminės burtininkas buvo stipresnis. Tai paėmė ir padarė, kad tam burtininkui išdygo ragai langė. Ir sakė, tol pakol tą vestuvę suvažinėjo bažnyčion, susilinčiavojo, atvažiavojo. Tik tai tada jau tas stipresnis burtininkas padarė, kad tie ragai paėmė, nukrito. Ir tada jau tas burtininkas, žodžiu, vos gyvas tenai liko. Antras dalykas, jie ten irgi sakydavo, kad irgi bandydavo. Kuris stipresnis. Tai, sakykime, vienas burtininkas sako, nu, padaryk ką nors. Nu, tas paima, sako, išima savo akis, sako, iškrinta tos akis abidvi į stiklinę, paskui sako, nu, susidėkit. Ir susidedat gal akis. O kitas sako, nu, dabar tu rodi, ką moki. O tas sako, dantis, sako, išmetė į stiklinę. O sako, atgal nesudėjo ir liko, sakė, be dantų.
Tai visokius tokius fokusus darydavom. Nu, aišku, dar vienas dalykas, kad jie buvo visokios specializacijų. Tai sakykime, sakydavo, kad, va čia parodysiu amžinatilsį, nerodo, Kruopienė. Čia ta močiutė, kur Selylą mokė, kur jos dėdukas mokė, žodžiu, burtininkų tapt. O čia, bet mano kaime tėvelio, tai buvo toksai Juozukaitis, jis labai buvo toks įdomus pasakorius. Jis amžinai ateidavo pas mano dėduką, nežinau, jie ten, nu, kokias 6 valandas apie kažką ten baikas pasakodavo. Ir čia dabar neseniai buvo audra Dzūkijoje ir sugadino mano visą tėvo mišką, nunešė tą audrą ir aš kažkaip tai ten, betvarkydama tos medžius, vėl dar kartą apie jų visą kaimą susirinkus istoriją. Žinokit, kaip nekeista apie šitą Juozukaitį, bet jis buvo nepaprastai grožio ir tikrai labai, labai simpatiškas žmogus, jo tikroji pavardė buvo Balgus, bet jį vadino Juozukaičiu. Tai jisai buvo medžiotojas. Tai su medžiotojais tai būdavo iš tikro labai daug visokių istorijų ir jie iš tikro mokėjo labai daug burtų. Ir labiausiai tai man patiko, va čia šitose apylinkėse toksai gyveno labai geras medžiotojas Pukėnas, tai jis man pasakojo, kaip medžiotojai, žodžiu, tie, kurie geri ir kurie mylėjo labai tuos gyvūnus, nors kadangi jie medžiotojai, jie vis tiek turėdavo žudyti, tai sakydavo, padarydavo taip, kažką užkalbėdavo ant kulkos ir sako, kad ta kulka jau taip į tą gyvūną praeitų, kad jisai nuskausmo nepajustų. Nu jau praėjo, numirė ir viskas. Tai vad, žodžiu, mokėdavo užkalbėti kulkas ir taip toliau. O šitas dėdukas, žodžiu, mokėdavo užkalbėti zuikius. Sako, zuikis ir verkia, ir nenori, ir sako, vis tiek ant šūvio eina. Ir, žodžiu, nušaudavo, jis sakė, kaip šūvis, tai toks jo, tiek būdavo jo, žodžiu, jo ta laimė. Ir va čia, va, kaip tik, va, jisai va čia stovi su tais kaimo vyrais, va čia mano senelis, tai va čia tokia buvo istorija. Jis tai sakydavo, kad su tokiais parabelais va, šaudydavo kažkokiais tai tenai šautuvais. Na, va šitas va medžiotojas, iš tikras medžiotojas irgi, nu, va, jisai man papasakojo, kad irgi būdavo tokios įdomios sidabrinės kulkos. Ir tai yra kulka kulkoje. Tai sakydavo, jeigu tokią kulką randa žvėryje, pavyzdžiui, ten kažkaip tai jinai pasilikusi, o kulka peršauna kulką, tai paskui su šita kulka šaunant, gali nušauti bet kokį žvėrį ir visos tos kulkos bus tavo. Visi tie žvėrys bus tavo. Na, pabaigai gal tokių labai daug apie tos burtus nepasakosiu daug, bet man va šitas labai patinka augalas. Tai jeigu, sakykime, apie konkrečiai, apie burtus, tai burtai, aišku, buvo daroma visokie. Užburdavo ir galėdavo, sakydavo, užburti ir balsu, ir palietus rankomis, ir užskambinus, sakykime, jeigu skambindavo varpai. Jeigu žmonės susipykdavo, tai čia būdavo toks labai, aš pasakyčiau, baisus tas užskambinimas. Jeigu skamba varpai ir jeigu tu nori kam nors pakenkti, tai tu gali nueiti į bažnyčią, žodžiu, pririšti prie varpo galo pinigų ir jeigu su tais pinigais užskambini, tai ant to, tą, ką tu užskambini, žodžiu, išprotėdavo arba pasilikdavo durniais ten keliom kartom. O va čia, žodžiu, vienas iš tokių burtų, kuris, nu, konkrečiai, sakykim, meilės burtam, kam čia, kas čia mergaitės neturi, tai, sakykim, augalo šaknis yra ir toj knygoje mano yra be galo daug identifikuotų tų augalų, su ta šaknim, jeigu, va, matot, kaip penki piršiukai, jeigu tu, žodžiu, su ją pakabinsi savo ką nors ant mergelę ar bernelę, tai tu gali ir prisivilioti su jais. Na, prašom knygą skaityti. Neišduosiu visų paslapčių. Išmat, kaip nori. Prašom ieškoti, va parodysiu į natūroje. Viskas knygoje ten aprašyta. Va, šitas augaliukas.
Nu, ir su lazdyno žiedais, irgi labai nepaprastai, žiūrėkit, kokio grožio lazdyno žiedas. Irgi jis pražysdavo, kai sakydavo, 1 sekundę pražysdavo šitą žiedą. Su šito žiedu irgi galima būdavo vilioti. Na, aišku, visokie augalai, kurie turėjo daug visokių tokių šitų. Ir čia pelėžinis būdavo vienas. Bet labai įdomu, ta pati Marija Kruopienė man pasakojo apie augalą, kurį suvalgy, žodžiu, pamiršdavo. Jeigu tu, žodžiu, negali niekai pamiršti savo bernelio, tai suvalgęs to augalo gali jį pamiršti ir daugiau niekada jo neprisiminti. Nu, šį čia labai įdomis personažas šikšnosparnis ir va matome čia visokių kabliukų, tai čia irgi merginom aktualu. Tai mes parodysim dar jo vaizdelį kitokį. Tai sakydavo, nu, čia irgi tokia įdomi istorija šitų apylinkių, kai, žodžiu, paprastai mergos viliodavo bernus tenai, visokius burtus darydavo. Tai, sakykime, šikšnosparnis turėdavo kabliukus, su kuriuo tu gali prisitraukti berną ir nagelius, su kuriuo tu atstumti. Bet čia buvo vyrai tokie, kaime, va, tas pats Pukėnas, tai sakė, nu, sako, sugalvojome, žodžiu, mums pasakė, o ten buvo toks Kutulskas, kuris ten visą ką žinojo. Ir tas Kutulskas tai buvo labai įdomus, nu, truputėlį nukrypimą nuo burtininkų, bet jisai toks irgi buvo, nu, kaimo, žodžiu, filosofas. Tai jisai sakydavo, kad gyvatės turi kojytės. Nu, ir sakau, tai o kaip tas kojytės pamatyti, nu, vat kaip dabar? Tai sako, man Kutulskas pasakė, kad, žodžiu, reikia sugauti gyvatę, užkurti ugnį ir, sako, tą gyvatę laikyti ant ugnies. Tai sako, ir tada tik tai galima pamatyti. Tai sako, kai laikai gyvatę ant ugnies, tai gyvatė kaip firtaliotas, ir iškiša kojytės, o paskui, jeigu ne, žodžiu, susitraukia. Tai sako, aš vieną kartą, o tas Pukėnas buvo toksai, žodžiu, visako tyrinėtojas, jis buvo medžiotojas, dantis traukdavo, žodžiu, visą ką, jis atėjo, sakau, nu, dėduk, tai sakau, nu, aš taip paprastai bobučių ieško, dabar su dėduku, nu, ką, tai laimė, kad jis buvo medžiotojas, dėl to jis ten man pritaikė, ai, sako, vaikeli, tai tau banaliukų, ne, sako, vat aš tau geriau apie vilkus papasakosiu. Ir žodžius, ten man apie vilkus, apie lapes, apie kiškius nepaprastai įdomus. Bet viena istorija, nu, kadangi man reikia, ką nors papasakoti to, ko reikia, tai jis visą naktį nemiegojo ir prisiminė kelias istorijas apie velnius, ten apie visokius ir vieną istoriją, kaip Kutulskas pamokė bernus eiti, kad, žodžiu, prisiviliuoti gerą mergą. Jis man sako, ai, man tai nereikėjo, sako, mano tai visos buvo, nu, bet ėjom, žodžiu, pasižiūrėti, kaip ten buvo. Tai, žodžiu, reikia sugauti šikšnosparnį, įdėti jį į skruzdėlyną ir, žodžiu, svarbu yra negirdėti, kaip tas skruzdėlynas, kaip tas šikšnosparnis cypia, kai tos skruzdėlės jau užpuola. Tai, žodžiu, reikia bėgti greitai nuo skruzdėlyno. Tai tie dabar, žodžiu, 3 kaimo dėdai galvojo, kaip čia padaryti, nu ir sugalvojo. Paėmė, žodžiu, vienas pasėmė smuiką, kitas baraboną, o kitas jau, žodžiu, ėjo, kaip sakant, nešė tą šikšnosparnį. Nu ir sako, aš mečiau tą, žodžiu, šikšnosparnį skruzdėlyną, ten Zavackas sako, ant smuiką, ten kitas su barabonu ir sako, mes dujai ten nuo to šikšnosparnio, kad negirdėti jo cypimo. Nu, sako, atėjom po porų dienų, ieškojom, nu, niekur neradom nei to kabliuko, nei ten to šakučio, ai, sako, ir taip gerai buvo, žodžiu, vis tiek visos mergos mano buvo. Tai va, žodžiu, vienas iš tokių priemonių, su kuriais galima vilioti, tai buvo šikšnosparnis ir visi kiti. Nu, čia daug tų visokių priemonių. Tai dabar gal kas nors nori ko nors paklausti? Nu ką, neturi klausimų, tai tada, ką nusibodo jau? Ne. Pukėnas iš Molėtų rajono. Taip, čia šitas pats Pukėnas, jau šitas dėdukas, žodžiu, su šitais, važiuokit, koks čia pirštas, nu, buvo nepaprasto grožio dėdukas ir labai įdomu. Nu, va, čia taip viskas ir buvo. Nu, labai daug geras medžiotojas ir apie vilkus, apie kiškes ir apie lapes labai daug įdomių istorijų suradau. Ir paskui mes čia jį daug filmavom, tai va jisai čia, žodžiu, klausosi, ką jis pats kalba. Tai antras dalykas, ką pavyko man užfiksuoti, tai aišku, dar žmonės labai įdomus, tie vadinami žmonės blogom akim. Tai va čia mes matom tokį dėduką, jis irgi yra iš pietų Lietuvos. Tai paprastai kas yra blogos akys? Tai jeigu taip trumpai pasakyti, tai blogom akim žmonės gali gimti. Blogom akim žmonės pasidaro tada, kada mama atlieka apeigą, tai yra jinai maitina kūdikį ir paprastai pabaigus maitinti buvo atliekama apeiga, vaikas peržegnojamas, krūtinė dažnai peržegnojama
Ir mama ką nors palinkėdavo, arba netgi pasodindavo vaiką ir žiūrėdavo, kuo jisai bus, padėdavo ten duonos, rožančių, ten dar ką nors žiūrėdavo, ką vaikas sieks ir kuo jis bus. Ir po to, žodžiu, mama neturėdavo maitinti kūdikio. Tai jeigu jinai vėl pradėdavo po kiek laiko maitinti, tai sakydavo, kad tie vaikai atžinduliai. Ir jie paprastai tokie žmonės būdavo blogom akim. Tai jiems užtekdavo pažiūrėti bet ką, į mažą gyvulį, jauną augalą, į žmogų mažą, ypač vaikai, bet netgi ir suaugę žmonės sakydavo, kad pasidarydavo jiems labai blogai, netgi iki to, kad jie galėdavo numirti. Ir pietų Lietuvoje yra, sakykime, labai daug istorijų užrašyta mano, kad priežastis suvytusi širdis, kad žmonėm, gyvuliams suvysdavo širdis ir nuo to jie mirdavo. Tai šitas dėdukas, kuris yra, atrodo, toks labai simpatiškas, irgi sako, vaikeli, mano irgi blogos akys. Tai sakau, kaip tai dabar dėti? Ir aš taip iš karto jau galvoju, reikia gal jau čia slėptis kažkur ar dar kažką. Tai sako, vat irgi mano vieną kartą buvo. Tai irgi labai plačiai, gana Lietuvoje, paplitę, kad blogos akys nebūtinai yra susijusios su kažkokiu apeiginių veiksmų ar žmonių, bet sakydavo, kad yra metuose 1 minutė, dienoj 1 minutė, arba 1 sekundė, arba 120 minučių, nu žodžiu, įvairūs tie variantai, kad jeigu to minutėje žmogus pažiūrės, arba pasakys, arba ką nors pagirs, tai tada, žodžiu, gali bet kas ir bet ką nužiūrėti. Tai šitas dėdukas, žodžiu, sakė, kad jis nužiūrėjo savo paršus. Jis augino 2 kiaulės ir, žodžiu, atėjo pasižiūrėti, kaip jau tos kiaulės auga. Ir svarbu, čia aišku buvo dar jo ta mintis, kad jisai pagalvojo, kad nu vieną, žodžiu, liktai jau galima būtų pjauti, o kitą dar palikti ir ten kažkaip jisai pasvarstė. Ir sako, aš išeinu, plaunu kojas ir girdžiu, kad kažkas tai dusuoja taip sunkiai. Sako, ateinu, žiūriu, tas paršas įkišęs nosį į šitą ir sukasi. O paprastai nužiūrėti žmonės, gyvuliai, jie pradeda suktis, rėkti, klikti, vaikai iki pamėlynavimo verkia, arba lipa ant sienų, arba tenai laksto, visokių ten tų būdų yra. Nu ir sako, ką, žiūriu, viskas, mano paršas dvesi, sako, ką daryti, sako, aš einu jau paimti peilio, niekaip nerandu to peilio, sako, žmona, kur peilis, tai sako, kam tau to peilio, nu sako, va, sako, dvesia mūsų paršas. Nu ir kaiminė gyveno, tai sako, tu lėk greičiau pas tą kaiminę. Nu, sako, nulėkiau pas kaiminę, kaiminė atėjo, sako, nužiūrėtas tas tavo paršas. Nu, sako, ką jinai ten darė, nežinau, bet sako, gal pusę valandos buvo, atnešė druską, liepė įmesti į pečių ir sako, paršas tik iškaito, išprakaitavo ir atsigulė. O kiaulės netgi sakydavo, kad paršiukus gali suėsti, nu, daugybė visokių dalykų gali atsitikti. Tai nuo tų akių buvo, aišku, visokiausių dalykų, ką darydavo. Tai viena iš tokių, tai aišku, apiplauti nuo savęs atbula ranka gyvulius arba žmogų apiplauti ir va taip nušluostyti, žodžiu, va taip apiplauni, nežinau, čia. Ir va taip su padalkom, kaip sakydavo, nušluostydavo akis. Antras dalykas, tai ant klempų, tai yra visur, kur žmogus, kuris blogom akim lietėsi, jisai apiplaudavo tas klemkas ir surinkdavo tą vandenį. Surinkdavo tą vandenį, tą patį rodo. Ką čia reikia paspausti? Žodžiu, surinkdavo tą vandenį, dabar vėl klausinės. Ką? Va, taip iš apačios sugaudavo tą vandenį ir to vandeniu nuplaudavo. Taip darydavo 3 kartus. Va, čia mato, dar iš viršaus teka tas vanduo ir taip iš apačios traukia. Gaudo ir tada to vandeniu nuprausė. Labai geras augalas ir kurį man pavyko irgi užfiksuoti, kerusė žolinis.
tai juo paprastai rūkydavo šitos gyvulius. Nu, aišku, rūkydavo visokiais šventais dalykais, šitom kadagiais, atgiris, irgi vienas iš tokių augalų, neatsimenu dabar kaip čia vadindavo, jį kažkaip kitaip, ne atgiris. Ne pataisas, čia ne yra kitas augalas. Na ir įdomu, kad nužiūrėt galėdavo bet ką. Augalus, gyvūnus, žmonės ir nužiūrėt galėdavo netgi pačius, sakykime, siūlus arba audinius. Tai įdomus, va šita močiutė pasakojo įdomią istoriją, jinai sakė, aš audžiau vieną kartą. Ir sako, ateina kažkokia materiškė ir sako, oi, kokie čia tavo gražus rąstai, kaip tu čia gražiai audi. Ir sako, skėtas, va ten, žinot, toks yra tokie vat, pagaliukai, kurie tuos siūliukus, tai sako, tas skėtas visas, va taip sakė, paėmė ir plišo pusiau. Ir sako, viskas, arba, sakykime, pradėdavo tie siūlai neslysti, jie, žodžiu, pradėdavo visaip veltis. Nu ir sako, nu ką, ir viskas, sako, ir nieko negaliu padaryti. Tai gerai, sako, kad atėjo mano brolienė, tai sako, tu aš tau rodą duosiu. Tai įdomiausia, kad aprūkė medetkom. Ne kokiais ten kitokiais augalais, o aprūkė medetkom ir taip išgelbėjo tos močiutės. Nu, sakydavo, sviestas nesusimuša, puškuoja, kaip jeigu, žodžiu, jeigu šitą vaikam paprastai, va čia irgi labai įdomus dalykas, vaikam, jeigu nužiūrėdavo, tai ne tik padalkom, bet va ant bevardžio piršto užrišus sijono atlanką irgi galima būdavo nušluostyti akis arba paimdavo druskos ir tada, žodžiu, apvesdavo vaiką ir reikėdavo eiti atbulą ir va taip įmesti į krosnį atbulom einant druską. Tai ir tada, žodžiu, šitą. Jeigu gyvuliam, tai, sakykime, ateidavo į tvartą ir pasižiūrėdavo pirštus ir tik tai paskui žiūrėdavo į gyvulį. Ir jeigu atsimenat, vat, kas dar iš vaikystės, tai mamos visą laiką vaikai vaikščiodavo su tokiais bantais didžiausiais. Tai vat, aš manau, kad vienas iš tokių požymių, dėl ko tos bantus rišdavo, kad žiūrėdavo ne į vaiką, o į bantą arba mažiukamą pririšdavo visokių čia kamoliukų prie šito, prie kojų irgi, kad raudonų dažnai, kad nebūtų. Vat, irgi, jeigu vaiką nužiūrėdavo, tai mamos, čia irgi labai geras vaistas, su liežiuviu nušluostydavo, nuplaudavo akis ir nusispjaudavo į šoną. Na, dar toks vienas iš, irgi va čia mūsų apylinkėse Joniškio įdomus dalykas, kad plaudavo stalo kampus. Nu, stalo kampų plovimas yra tradicinis būdas, nuplaudavo visus 4 stalo kampus. Ir tada, žodžiu, dar nuplaudavo ir durų šitą, vat, ir vaiką nuprausdavo to vandeniu, reikėdavo iš ten, kur sijonas nesuveidavo, čia anksčiau užtrauktukų nebūdavo, vat su ta dalim tą vaiką nušluostyti. Ir tada, žodžiu, sakydavo, kad vaikas vat pasveiksta. Nu, ant slenkščio irgi labai dažnai vaikus plaudavo, žodžiu, mamos ir nušluostydavo šituo sijono atlanką. Nu, čia tokia irgi vat, mūsų apylinkėse Joniškėse labai įdomi patikėja buvo ir gera, tai vat, nuplauti reikia stalo kampus visus 4 ir tada ant šluotos, kuri paprastai stovėdavo ten prie pečiaus, prausdavo tą vaiką ant šluotos. Arba ateidavo prie durų ir plaudavo visus 4 durų staktas. 1, 2, 3, 4 slenkstį nuplaudavo, tada plaudavo prie slenkščio vaiką, nušluostydavo padalkom ir, žodžiu, aš kaip paklausiu, o kodėl taip darydavo, kad lyga išeitų pro duris. Arba vat, vaiką kišdavo pro sijono viršų. Taip 3 kartus reikėdavo jį prakišti. Nu, dar įdomus būdas pirtyje. Per pirties akmenis tuos anglius irgi pildavo vandenį, surinkdavo pačiu ir va su tokiu vandeniu, su anglim irgi prausdavo vaikus. Čia dar įdomus irgi toksai būdas, kada mama, jeigu vaikas būdavo nužiūrėdavo, paimdavo, nežinodavo kokia moteris, tai net pačią mamą
apsukdavo 3 kartus ir va taip va, žodžiu, išlydėdavo pro duris ir vaikas, žodžiu, irgi pasveikdavo. Na, dažnai dar būdavo, kad druska apveda irgi prieš laikrodžio rodyklę, dar duoda vaikui tos druskos ir tada va pro duris išmeta. Arba, va, žodžiu, vaiko nušluosto akytes su burna ir nusispjauna. Arba, va čia Pelesos apylinkėse irgi rūkydavo ant išvirkščio keptuvės šventas žolinė, padėdavo šventų žolynų ir va taip va, žodžiu, rūkydavo, kad tas vaikas, tas dūmas perimtų per visą tą vaiką. Nusibodo vaikui. Nu, Dzūkijoje irgi va čia labai retas augalas, čia iš tikro to knygoje labai daug retų augalų. Pasisekė irgi užfiksuoti papartį, kuri nužiūrėta duodavo, žodžiu, va taip su duona gyvuliui sušerdavo to šventinto paparčio. Jisai toks labai retas ir augalų šitoj. Nu, vienas įdomiausių dalykų tai šitoj Rumšiškėse užrašytas mano atvejas, kada mama, jeigu nužiūrėdavo vaiką, tai mama pastatydavo per vidurį ir 2 moteris vaiką kišdavo tarpukojį. 3 kartus va tai prakištas vaikas, žodžiu, jisai irgi va pagydydavo jo nužiūrėtą. Per pavalkus va kišdavo vaikus, gafkės sekdavo. Nu, o čia, žodžiu, apie karvę apeidavo su tokiu šluotražiu ir šitą. Plaudavo šventų paveikslų visus 4 kampus ir šluostydavo šitą vaiką. Nu, dažnai ant pušinės, va čia pušinė dažniausiai, ant tos pušinės vaiką prausdavo. Nu, ir taip toliau rūkydavo, tai va tokiam šitą, arba perėti, pildavo vandenį ant gyvulio. Va šituo mėliu irgi prausdavo, nu ir taip toliau. Nu, kad viskas, vaikams nusibodo, reikia jau baigti, čia geras požymis, tai dabar vyko raganos. Nu, tai ką, viena žymiausių šitų kraštų ragana, apie kurią aš užrašiau irgi labai didelių spindurių ir man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kasgi tos raganos buvo, ką jos daro ir kaip iš tikro ta apeiga to pieno atėmimo vyksta. Nu ir kadangi apie ją aš jau buvau surašius milijoną istorijų, kad jinai ten pas ant stalo stovi eglė, ant tos eglės prikabinėta skirtingų karvių buteliukų. Tada, žodžiu, kad jinai tenai pieną per jonines atima ne tik iš karvių, bet iš visų, kas turi pieną, iš kiaulių, iš gyvačių, iš bičių, iš kalių, kaip sakė tie žmonės, ir viena šita čigonė atėjus sakė, paprašė iš jos pieno, sako, bet aš tavo pieno tai negersiu, nes ten, sako, yra visko. Tai šita istorija, kad ten yra ir kalių, ir šunų, ir visokių gyvūnų pieno tame piene, tai buvo tokia, nu, atrodytų iš fantazijos srities, bet kai pasirodė, kad beveik skirtingose Lietuvos vietose aš užrašiau panašų dalyką, tai žodžiu, iš tikro sunku pasakyti, kas iš tikro tai buvo. Be abejo, ta apeiga yra paslaptinga iki šiol ir kas tai yra, aš manau, kad dar toliau tyrinėsim, bet štai aš pas šitą močiutę atėjau ir galvoju, aš būsiu ta, kuri tikrai sužinos, kaip ten daro, ką ten reikia atsisėsti ant kokios šluotos, ar kur ten nulėkti, ar ką ten padaryti. Nu ir, žodžiu, atvažiavau iš šitą kaimą ir taip nusivyliau, nes ten pasirodė, žodžiu, tokie silikatiniai namai. Galvoju, nieko savo raganos silikatiniuose namuose gyveno. Ir staiga žiūri, ten gale kažkoks namukas toksai neaiškus ir tokia eglė auga prie jo. Vėliau išaiškėjo, kad ten ne eglė, o maumedis. Nu ir aš taip pagalvoju, aš nenorėjau nieko klausinėti, kur ta moteris gyvena. Galvoju, ten jeigu apie ją pasaka, tai paskui aš ten kažkokių sukelsiu kokių tai bereikalingų šnekų. Nu, sakau, einam, pradėsim nuo to kaimo, nuo to namo. Tuo metu ėjo su manim dar tokios mokinės. Nu, sakau, jau kai prieis reikalas, kai mes jau pradėsim kalbėti apie raganas, tai sakau, jau jūs išeikite, nes jau tikrai, jeigu mes ten kelios būsim, tai nieko jinai neišduos. Nu, ir aš atėjau pas ją, žodžiu, toks kiemas, užaugęs avietėm. Nu, galvoju, matyt, vis dėlto nepataikiau, mano intuicija prašovė šį kartą. Bet žiūriu, langelis atidarytas. Fortačka vadinama. Nu, galvoju, gal tenai kas nors vis dėlto gyvena. Pradėjau belstis 1, 2 kartą ir staiga girdžiu kažkas šlum ateina. Atidaro duris, va tokia bobutė,
susirietusi, žodžiu. Ir sako, ajagis, šiandien sapnavau. O galvoju, gera tema, sakau, nu ir ką tos katės reiškia? Vagis. Nu kažkaip stovės prie slėpščių. Galvoju, ką čia dabar daryti? Nu, sakau, tai gal, sakau, teta, vis dėlto gal galim pasisužėti. Ir aš jau galvoju, nu kokia viena akim pažiūrėsiu, kur tas medis, kur ten kas, kokia ten tos raganos buveinė. Nu, jinai ten, žodžiu, nuvedė mus tik į virtuvytę tokią, visai net į niekur nežiūrėjom. Nu ir mums bekalbant, žodžiu, aš jau ten kažkaip vedu tą temą į tas šitas. Ai, tai ne, vaikela nieko. Va, tai žinau, va, kai būdavo striaublė, tai sako, striaublė, tai striaublė ne vienu žvejų. Va, jeigu tik pasirodo, tai tik tai nedaug dievė, nebūk nežiūra, nebūk, nesako, vagi, anuokart ir anų žvejų instriaublė, šitų instriaublė, sako, viskų instriaublė, ton striaublė. Nu ir, žodžiu, ten vėl kažkaip, o tai kaip ten tos raganos, ai, tų raganų nebuvo. Ir vėl tenai, staiga, žodžiu, tenai pasakojant kažką tai jai, staiga man ant pečių nukrenta katinas, žodžiu. Aš šokau iš baimės iš to katinas šoko nuo manęs. Bobutė ilgi sako, eikite, sako, vaikeliai namo, nieko aš nežinau. Nu ir, žodžiu, toks nuostolis, nu ką dabar daryti, nu bet jau susidraugavom, jau pirma pažintis yra, sakau, tai aš šitoj pas jūs atvažiuosiu, jau galvoju, bet tų mergaičių atvažiuosiu. Nu, išėjom jau mes nuo jos, žodžiu, tiek ir nesižinojau, tos jau eglės nepamačiau su kabančiai šitais, kitą dieną ateinu pas ją ir jau tenai kaime kalbos tokios, ajagis, vakar buvo atėjus kokia tai cigonka su cigonkytėm, ale nieką nepaėmė. Nu ir vėl, žodžiu, taip aš su ją susidraugavau ir gavosi iš tos draugystės taip, kad aš netgi pažiūrėjau visus jos kambaris, nufilmavau aš ją ir befilmuojant, žodžiu, man ant jos kakto, ant jos peties užšoko višta, žodžiu. Bet aš nesuspėjau jos nufilmuoti užšokusią, žodžiu, nufotografavau, suspėjau nufotografuoti sėdinčią. Tai iš tikro sunku pasakyti, vat, kas ta ragana. Iš tikro jos nekentė visas kaimas. Jai neduodavo jokių šitų nei adatų. Nesakydavo, jeigu paskolins, ką nors, tai viskas prapuls. Ten nieko visi ją vydavo, ypač per joninės, niekas nenorėjo su ją reikalų turėti. Nu ir toks dedukas siuvėjas buvo, žodžiu, toks mirtinas dedukas, va ten, kuris pasakojo man tai apie velnius, apie tarį, nežinai, kur pradžia, kur pabaiga. Nu, sako, žinai, aš tau irgi papasakosiu. Vienu kartą, sako, ateina pas mane šita pašiūnenė. Nu ir sako, paskolink adatų. Nu ir daviau adatų. Ateinu namo, kai užsipuolė mane, uošvis ir žmona, sako, tai kitukų padaryk, dabar viskas, karvė mūsų pieną nebus, kur dabar darys man. Tai sako, nu ir mysliau aš dabar, kas dabar čia bus? Alegi mysliau ir sumysliau. Taigi tai valdiškos adatos, ne mūsų, sako, musė net neprapulsas pienas. Tai man, o jisai buvo siuvėjas, žodžiu. Nu ir kadangi valdiškos adatos, pieno iš tikrųjų neprapuolė pienas. Nu, o šitą šiaip tai, tam, kad atgaut pieną, tai darydavo irgi, tai va, žodžiu, tą filmuojant, taip jinai vis dėlto neišsidavė, taip ir nesužinojau, kas yra, kaip ką reikia daryti, ant kurios ten šlaunies atsisėsti ar dar ką nors, bet tradiciškai tai pasakojo čia ta močiutė, iš tikrųjų, matote, kokia įdomi, bet čia šitas dėdukas, kuris valdiško šitas adatas paskolino ir paskui nebepergyveno. Na, šita močiutė papasakojo labai įdomią istoriją, kad jinai matė kaip ragana joninių ryte apsižergusi, žodžiu, žagarus jojo per pievas ir taip atiminėjo. Ir sako, aš pati vaikelį mačiau. Nusakydavo, kad jos prieina prie tų karvių, paglostos tas karvės ir viskas, ir prapuola tas pienas.